Sveiki. Sveikučiai. Šiandien kitokioj vietoj sėdžiu kieme ir galvau padarysiu jums ASMR filmuką, kadangi gavau šiandien 2 siuntinukus. Gavau vieną iš AliExpress, štai, ir vieną gavau iš Faberliko. Taigi, jeigu jums įdomu sužinoti, norite, kasgi čionais yra, tai prašau likite su manimi ir žiūrėkite šį video. Tai yra ASMR filmukas, bet žinoma, kieme filmuoju, tai bus ir visokių pašalinių garsų. Na, žiūrėsim, kaip čia mums gausis. Ką, reikia pradėti? Pirmiausia, ką noriu pasakyti, taip, užsidėjau šitą žiedą, kaip matot. O kodėl? Todėl, kad nulūžo nagas. Tai, kad nesimatytų, kad nulūžęs, užsidėjau žiedelį. Ir dar kas, štai nusipirkau iš Makeup Revolution štai šitą laką. Nail Geek, va širdelė čia, tokia gera, graži spalvytė. Bet kas atsitiko? Kai nusivaliau nagus, nors ir buvau su baze nusidažius, mano kai kurie nagai liko raudoni. Taip kaip po stiprių tų raudonų lakų, aš kaip tik nemėgstu tų raudonų, tai štai su rūžavu man tas pats atsitiko. Ir štai kai kurie nagai yra tokie raudoni. Čia šitas, kur nulūžęs, tai visiškai raudonas rūžavas, tiksliau ne raudonas. Tai štai nerekomenduoju šito lako, kad labai gerai įsigeria į mūsų nagus ir po to nieko gero. Štai dabar turiu vaikščioti raudonais. Na, aišku, pasiėmiau eisiu tuoj lakuoti su savo Evelinė 8:1. Susitvarkysiu, bet pirmiausia noriu atidaryti dėžutes, parodyti, kas yra. Ir tada eisiu lakuotis, nes jeigu laiko bus. Taigi, pradedam. Pirmoji dėžutė, kaip sakiau, yra iš AliExpress. Taip, jau prakerta. Žiūrim. Rašo, kad yra brušas. Ir tikrai. Dėžutė visa susilamžius. Oho, ir veidrodėlis. Taip, tai yra plaukų šepetys. Užsisakiau tokį plaukų šepetį, nes mano tangaltyzer tą rūžavą visada su nuse atgarasėjama. Tai sakau, reikia pasimti man kokį šepetį, kartais irgi prasibrauk kitą arba jam nupirkti. Ir vienu žodžiu užkliuvau už tokio nematyto, įdomaus, galvoju, reikia išbandyti. Nu va, tokia dėžutė Rainbow Volume Brush. Vaivorykštės. O, ir veidrodėlis yra. Ir štai. Nežinau, vaikai išėjo pas kaimynus, išlindo. Nežinau, ar gausis tas ASMR filmukas, ar reikės nutraukti. Faini tokie banguoti štai ir spalvoti tie plasmasiniai. Aha, iš karto. Ai, ne, taip neturėtų būti. Tai štai E-Candy užrašyta štai.
Tai štai toks šepetys. Minutis nedidelis, va į ranką telpa. Ir pažiūrim, kasgi čia. O čia tai tikrai, aš taip nedariau, bet jūs atkreipkite dėmesį, gal pašte tikrino, nors bendrai čia ne per paštą man dabar siuntė. Žiūrėkit. Normaliai. Tai ką, per čia kažkaip reikia daryti dabar, ne? Kieme filmuoti, tai visokie garselio, kai pradėjau filmuoti, kai tik atėjau galvoju, koks fainas oras, paukščiukai čiulba, bus pats tas. Dabar ne visai pats tas. Gerai, žiūrim, ką turim, nepliekam, nesiskundžiam gyvenimu, taip džiaugtis tuo, ką turim, taip. Ir ką pirmiausia matau, tai štai taip yra man užklijuota, kad neišbėgtų, žinot, bevežant. Taip, Faberlic etnobotanika šampūnas, stiprinantis nuo šaknų iki pačių galiukų. Štai toksai. Nu, tokia serytė. Štai reikia nuplėšti. Taip, susitarkim taip. Dabar filmuoju, o po to, jeigu bus labai jau triukšmas, ar kaimynai, ar ką, tada nukirpsiu tiek ir paliksiu, tiek, kiek spėsiu padaryti. O visą kitą pilną apžvalgą, bet to normaliai galite eiti pažiūrėti tada pas mane į normalų, kaip ten tą Evelina Kvetkauskienė kanalą, ir tenai bus irgi apžvalgėlė to, ką gavau. Taigi šampūnas, čia yra balzamas, prie to pačio. Balzamas taip pat nuo šaknų iki galiukų. Ukarplienė, tvirtumas, jėtus, išmiršau. Taip, toliau iš Fitokislarot serijos naktinis kremukas, štai, užsisakiau sau, čia jau ta serytė baigėsi. Ir dabar buvo akcija, išpardavimas, tai greitai nusipirkau, sunaudosiu nakčiai. Gerai. Čia limpa. Maišelis kaip sugrūstas. Čia tikrai tikrino kažkaip, tai pirmiau jaučiu, gal kai iš Lietuvos siuntė tikrino, nes reikės susitikrinti su vaštaraščiais. Viskas yra. Ups. Sorry. Taip, patarėjau, aišku. Taip, o Dieve, čia tokiem. Pamenat, turėjau ledo purškiklį tokį didelį, va kažkur tokiam buteliukė maždaug. O dabar atėjo ledo purškiklis tokiam buteliukė. Eina sau, pasikeitė ir apimtis, bet aišku gal geresnis dabar, kad čia tiek mažai jau. Eina sau. Tokie mažučiukai, sumažino apimtį, tik 100 ml, aš nepažiūrėjau, užsisakė 2 mano draugės dar, ne tik aš sau. Naujiena, vat. Ir nepamačiau, kad mažesnė apimtis, nepasakiau panom. Na, bet jeigu ir neimtų, ne bėda, nes šitas ledas tikrai labai geras, o dabar dar kadangi atnaujintas, tai sakau, gal dar geresnis bus. Taip.
visur limpa. Taip, jau aš apie šitą ledą esu pasakojus labai daug, kad jį vasarą tai būtina turėti. Must-have'as yra mano. Jau be jo neįsivaizduoju savo vasaros, bet ką tik baigiau tą seną pakuotę ir žiūriu šitam katalogę. Naujas yra. Nu ir užsisakiau naują. Ir draugiam sakau, jo, galit. Nu ir va, gavom kokius mažučiukus. Žiūrėsim. Fainučiai tokie. Taip, toliau kas yra? Tai iš Sengara oro gaiviklis apelsinas. Štai toksai. Jisai ne tik gaivina orą, ne tik kvapą suteikia, bet ir valo nuo bakterijų, kvėpavimui gerina, nuo ligų visokių padeda, kad nebūtų visokių ten tų virusų, bakterijų. Žodžiu, toksai gydomasis dar oro valiklis. Tikrai geras. Visa Sengara serija yra iš tikrųjų labai labai gera. Taip, čia yra pakuotės dar atskirai dėtos. Taip, žinot, mažiau vietos tada užima, kai pakuotės atskirai įdėdi. Taip pat yra Faberlic Etno Botanica tonikas veidui. Štai norėjau užsisakyti toniką, išmėginti, dar nemėginau šito. Tai dabar išmėginsim, žiūrėsim. Nes čia nauja serija. Taip pat kremas veidui. Štai. Toksai. Žiūrėsim, kas čia bus. Do kremukas atrodo tokia serija man taip įdomiai. Ir dar kremuką užsisakiau štai iš tos pačios serijos Etno Botanica pakens. Žiūrėsim. Taip, štai. Nuo 30 metų, štai 30 plus. Ir štai toksai. Taip, toliau gavom 3 korteles vasaros ritmu, viena nata kažkokios. Toliau užsakiau dantų pastą vaikui. Štai kokia graži, su braškėm, spalvinga, nuotaikinga. Pats vaikas rinkosi, daviau jam išsirinkti, atidariau tą katalogų puslapį, sakau, rinkis kokią nori, ir išsirinko šitą su braškė. Ir taip pat užsisakiau, ne aš užsisakiau, draugė užsisakė muilą virtuviai, virtuvinį muilą, muilą dla kuchni, kuris panaikina kvapus, toksai virtuviai kaip tik ten net žuvies kvapą, kada tu darai greitai, panaikina visokius, vienu žodžiu. Geras. Aš dar nebandžiau, reikės išbandyti. Tai štai. Ir kas dar toj dėžėje yra? Tai yra katalogai ir bukletėliai. Čia daug bukletėliai. Dovanas, kad priim draugę, konsultantam, rankšluosčių rinkinys, reklamos ir štai katalogai. Tai yra 10 katalogas, dabar darysiu užsakymą pagal 10 katalogą. Ir pažiūrėsim, kas bus. Visokių nuolaidų, šito labai noriu didį kremuką išbandyti. Dabar kaip tik pusę kainos akcija, reiks pasižiūrėti. O jie viskam yra Novaš serijai, tai 50% nuolaida.
Žiūrėsim, rinkinukas, o blakstienų augimo tas serumukas ir balzamas lūpoms. Štai tik 10-28 eurų. Na, įdomu, žiūrėsim. Įvairiausių akcijų, jau girdėjau apie jų atsiliepimus, kad labai daug akcijų, vajai. Tai reiks pasižiūrėti. Žurnalo katalogo pavartymą padarysiu sekantį filmuką po šito, jeigu norite. Gerai, parašykite, ar norite pamatyti katalogo pavartymą šiame kanale ir tada padarysiu. Taigi, kaip ir viskas šiandien. Dar 4 štai katalogai išdalinsiu draugėm, savo pasiliksiu ir viskas. Štai ir dėžutė tuščia. Reikia tvarkytis ir tiek. Kągi, tikiuosi pašaliniai garsai nelabai jums trukdė atsipalaiduoti. Ir dėkui už peržiūrą ir iki kitų greitų susitikimų. Viso.